Sveiki, noriu jums papasakoti apie savo katilą Defro, kurį stipriai patobulinau. Pirmas dalykas, kurį aš padariau, tai įstačiau ventiliacinę sistemą. Štai jinai. Šičia, kad užpilant kurą neatsirastų dulkių. Įsijungia viskas šituo jungikliu. Štai pasileidžia variklis. Ir pilant kurą visos dulkės yra susiurbiamos į šitą angą. Dėl ko katiliniai lieka švaru. Kitas mano patobulinimas, kurį aš padariau, įstačiau šamotą virš degiklio. Nežinau, ar jums gerai matysis. Va, tikriausiai va matote, yra degiklis, o jo viršuje šamoto gabalas. Nes šita vieta labai stipriai kaisdavo, liepsna būdavo prie pat geležies, kas katilui yra nepatartina, nes liepsna turi nesiliesti su daiktais, kurių temperatūra mažesnė kaip 180 laipsnių. Kitaip jinai užgesta ir pradeda suotintis. Kitas dalykas, kurį pasidariau savo katile, kad būtų patogu dirbti, prie pelenų dėžės pritaisiau rankeną. Ir pasidariau dar vieną atsarginę pelenų dėžę. Štai. Šitokiu būdu labai patogu yra išnešti pelenus su viena ranka ir galima pelenų dėžę pakeisti veikiančiam katile. Šitą pelenų dėžę ištraukiam, naują tuščią įdedam, katilas toliau dirba. Sekantis mano patobulinimas, kurį aš padariau, tai buvo išmečiau dangčio atidarimo daviklį, kuris yra absoliučiai nereikalingas. Štai jisai. Pirmas darbas, kurį reikia padaryti, tai išmesti. Jisai neatlieka jokios realios funkcijos. Vietoj šito daviklio į jo vietą įstačiau talpuminį daviklį. Štai jisai. Ir pajungiau į vietoj dangčio daviklio. Dabar gavosi taip, jeigu bunkeryje kūras pasibaigia, šita lemputė užgesta ir katilas sustoja, manydamas, kad atidarytas dangtis. Štai aš nuo daviklio nuvalau kūrą. Štai mėlynas daviklis. Jisai va dabar atviras. Lemputė nedega. Jeigu dabar katilas būtų veikimo režime, jis būtų sustojęs. Kitas patobulinimas, įdėjau stiklą, kaip matote, į bunkerį, kad kiekvieną kartą nereikėtų atidarinėti dangčio. Tas yra labai patogu, nes iš karto matosi, kiek yra kūro bunkeryje. Kad kūras geriau matytųsi, įstačiau va štai šičia LED lemputę. Ta prasme, kad patamsė visą laiką bunkeris yra apšviestas ir viskas puikiai matosi. Tai yra automobilinė LED lemputė, kuri parsiduoda bet kurioje elektronikos prekių parduotuvėje. Kambario daviklis, kuris pastatytas prie siurblio, realiai pas mane nelabai pasiteisino, nes mano namas yra labai inertiškas, per 8 valandas jis nepraranda daugiau kaip 2 laipsnių. Tai yra žiema per šalčius. Taip kad tas reguliatorius realiai nelabai veikia. Nebent anksti rudenį arba pavasarį, kada lauke būna labai šiltos dienos, saulėtos, tai gal tada jisai kažką ir taupo. Tai tiek apie mano katilą Defro 2. Tikiuosi, buvo naudingas jums šitas video ir būsit man dėkingi.